Jau, sveiki atvykę dar vieną kasmetinį žygį iki Gedimino pilies. Nu tai ką, tai po truputį judėsim, ne? Nu ką, žygis ką tik prasidėjo, pradėjome eiti. Judam. Tai ką, dabar įsigijom naują aparatą. Wow! Judam. Tai po truputį kyla nesklandumų žygyje. Kelias yra labai atledėjęs ir jau keletą kartų buvau nukritęs, tai šiek tiek skaudžiai, bet gal nieko tokio. Ir jau pirmas kilometras nueitas, tai... Jej! Čia galima labai lengvai paslysti. Tai mes eiti nesustojam. Mes eiti niekada nesustojam. Čia dabar turim tokią laukymę, šiek tiek su iškirstais medžiais. Kaip čia pasakius? Oi, čia kokie vaizdeliai. Primesk. Komentaruose rašykit kiek nuo 1 iki 10 vaizdas. Come on. Tai mes nesustojam, mes esam nesustabdomi, mes judam, nuotaika gera, energijos yra, bet mano rūbai tai neyra. Kažkaip negaliu nustoti aš filmuoti šitą vaizdą. Tipo, ar čia aš vienas toksai, gal aš biškį išprotėjęs esu. Bet nežinau, čia jūs man pasakykit. Tipo... Jau dabar pradėjome sukti į tokį mišką ir jau vaizdai baigėsi. Tikriausiai, kad daugiau tokių nebepamatysim. Tai ką, tai mes ir vėl susitinkam, dabar maždaug nuėjom apie 3,2 kilometrus. Dabar čia priėjome tokią vietą, kur anksčiau prieš keletą metų čia būdavo sustojimas pirmasis, kur sustodavom pailsėti, atsigert arbatos ir panašiai. Bet dabar čia jau niekas nesustoja. O mano laikais sustodavo. Tai vat aš dabar einu vidury gatvės. Tik tai niekam nesakykit, nepaduokit manęs į policiją, prašau. Dabar priėjome pirmąją tokią didesnę vietą. Čia yra Sakališkės, taip, jūs atspėjote. Jau dabar šiaip tai mums nebeliko daug iki Balsio ežero paplūdimio. Taigi, bet dar visai daug liko. Tai tokiam vienam žmogui skambinu. Čia sveiki, čia skambino Nerijus. O kažkaip mes jūsų nesutikom žygyje, kol kas bent jau, kur jūs... Kurioje vietoje? Pro namą su raudonu stogu. Viską paaiškina, jo. O tai jūs nuo kur ėjot, nuo Skirgiškio? Nuo mokyklos. Nuo mokyklos? Taip, tai dabar... Mačiau jo ten. Aš nemačiau jo ten. Čia vienas žmogus sako, kad jūsų tenai nematė. Tai aš atėjau biškį vėliau. Čia Juozas. Nu, jo, kaip jūs taip atspėjot? Nes aš Juozą pamačiau prie mokyklos. Nu, tai supratau, o mes jau galvojom, kad jūs pramiegojot galbūt tą žygį. Ačiū, kad rūpinatės. Tai, aš po truputį taip lenkiu visus vėjuosi kažką. Taigi va, jau matote. Nueita 6 km, valanda 10 minučių, kol kas judam stipriai, nepavargę, pilni energijos. Kažkaip čia visai mums neblogai sekasi kol kas. Tai va, jau dabar matote nueiti 8 kilometrai, jau esame labai nebetoli Balsio ežero. Judu aš nesustoju, kaip aš ten sakau.
Tai va. Lieji ežerai. Pam, padabam, pam, pam, pam. Taigi norėjau savo ramiai pafilmuoti timelapsą, kai mes išeinam, bet iškilo didžiulė problema, va šitas kalnas ir čia yra viskas apledyje ir, žodžiu, teko sustabdyti timelapsą, bet, žodžiu, ten buvo labai sunku nuo jo nusileisti. Aš šiek tiek nučiužiau ant šiknos nuo kalniuko netyčia, bet va, nu, kaip sakant, visko būna. Taigi mes atėjome prie Balsio ežero, čia bus sustojimas, kažką pavalgysim, kažką pagersim. Čia vat matot Balsio ežerą, labai gražu. Čia jis dar kol kas užledėjęs, galbūt netgi pabandysim ant jo užlipti. Tai va, čia turim tokių čipsukų, čia turim sustojimą, tipo, turim taip pat kavytės, puoduke. Wow, tokia, prie tokio vaizdo išgert kavytės, čia yra kiekvieno 30-mečio svajonė. Kai kurie mokiniai dabar sėdi fizikos pamokoj, o aš geriu kavą prie Balsio ežero. Taigi dabar pabandysime padaryti labai pavojingą dalyką ir užlipti ant ledo. Mes ant ledo. Ir jis atrodo labai šiaip tai visai patvarus. Praeitais metais, atsimenu, tai šitas ežeras jau buvo beveik atitirpęs tokiu laikotarpiu. Pajudėjom iš sustojimo, šiek tiek pasibuvom, šiek tiek pajudėjom, pavalgiom, pagėriom, dabar einam toliau. Taigi, 9,93. Palauk, biškį per anksti aš pradėjau. 9,96, 9,97, 9,98, 9,99. Yeah! Taip, dabar mes lipsime į tokį didesnį kalną po ilgą laiko. Pasižiūrėsime kaip. Pastaraisiais praeitais metais į šitą kalną būdavo labai sunku lipti. Gal šie metai bus kitokie. Taigi, turime dabar timerį, pamatosime pulsą, pafilmuokite prašau, į kokį mes kalną užlipam. Čia yra tikrai ne juokai. Taigi, nuėmam 10 sekundžių. Nu, pulsas maždaug apie 135, sakyčiau, pagal mano skaičiavimas. Ai, čia filmuoja kažkas tipo. Aha, nu, šita problema vis nepradingsta. Kaip aš čia į tą kalną užlipsiu? Pabandom, aš pasiruošęs. Taigi, jau nueita 12,38 km. Einasi visai gerai, man bent jau. Bet galbūt paklausime, kaip einasi kai kuriam žmogui. Kaip jūs įvertintumėte kol kas dabartinę situaciją? Žygis labai geras, bet kelias yra tragiškas, žiauriai slidus ir pastoviai slidinėjau. Aš dar užsidėjau netinkamus batus, tai vat labai slidinėjau pastoviai. Bet šiaip žygis einasi gerai. Dabar kitas klausimas iš mano pusės būtų, ar pavargo jūsų kojos? Nelabai. Šiaip nelabai pavargo. Oho, tai gal jūs esat patyręs žygių ėjikas? Taip, galite pasižiūrėti mano YouTube'ą. Taigi, kelionė tęsiasi. Mes ėjome ilgą laiką šitų mišku. Aš filmavau timelapsą, bet visą laiką tai tingėjau filmuoti. Ranką iškelias, bet dabar atėjo didysis momentas. Mes atėjome prie gatvės, prie ežerėlių stotelės. Taip, mes dabar atėjome į Verkių rūmus. Verkių regioninis parkas, Verkių regioninio parko rūmai.
ką atėjome į kitą sustojimą, dabar kažką čia pavalgysim, kažkiek palisėsim ir tada eisim toliau. Kągi, pajudėjom iš sustojimo ir kaip visada tradiciškai turiu šią labai gerą maikę. Aš už baltą mišrainę. Patys stačiausi laiptai visame pasaulyje, bet užtat koks vaizdas. Taigi, tą progą, kadangi jau einame ir jūs žiūrite šitą video, aš jums noriu pasakyti Medin Bairį. Sėdi žvejys, išsikirtę sekėte, pusvalandis, valanda, staiga išlenda arklio galva, žvejys. Na, tu čia dabar ką, arklys? Na rimtai, ką aš čia dabar? Ojojoj, draugai, žinokit, atrodo, kad bus prasta situacija. Jūs tik tai pasižiūrėkit. Palinkėkit sėkmės komentaruose. Situacija darosi pavojinga gyvybei. Taigi, mes miško takeliukais atpėdinom iki Trinapolio vienuolyno. Ir jūs jau žinot, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad prasideda ilgasis, nuobodusis dviračių takas. Va štai ten jis prasideda kažkur. Taigi, ačiū Dievui, šitas takas palei upę yra neapledėjęs. Tai yra paskutiniai mūsų kilometrai iki Gedimino pilies. Pirmasis tiltas visos kelionės, tik tai, kad nežinau, koks pavadinimas jo, bet mes jį priėjome. $19,996, $19,997, $19,998, $19,999. 20 kilometrų! Taigi, žinokit, šitų takų yra labai nuobodu eiti, bet motyvuoja ta mintis, kad mes jau tuoj pasieksime Gedimino pilį. Tai ką tik buvo praeitas antrasis tiltas, aš ir vėl nežinau jo pavadinimo, bet mes esam vat kažkur čia. Taigi ir mes prieš akis matome trečiąjį kelionės tiltą. Dabar mes einame per Tuskulėnus. Tai manome, kad čia yra Tuskulėnų tiltas. Ir jeigu pasižiūrėsite į priekį tarp medžių, maždaug pamatysite mūsų kelionės tikslą. Gedimino pilis jau akių tiesumu. Beliko tik tai ištiesti ranką ir ją pasiekti. Taigi mes jau beveik praėjom visą žygį, beliko visiškai paskutiniai metrai iki Gedimino pilies. Šiaip tai jau žygis pagal viską techniškai baigėsi, bet mes dabar kopiame į Gedimino kalną prie pilies. Kur? Čia. Ledas. Bet gerai, kad niekas per jį neina. O jie dar sako, kad Kaunas yra geresnis nei Vilnius. Štai mūsų žygis ir baigėsi. Taigi dabar dar biškę apsižiūrėkime po apylinkės. Markučiai? Ne. Man atrodo, kad ne ten. Nebežinau, ką pasakyti. Čia yra
dar vieni metai, dar vienas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo žygis. Taip, jūs atspėjote. Aš esu prie pat Gedimino pilies. Dar mačiau keletas jūsų komentaruose rašė, kad jūs atseit netikit, kad aš prie Gedimino pilies. Sakėt, nueit paliest ją su ranka. Nu tai štai čia. Tokių įkalčių jūs nepaneiksit. Tai ką, einam stabdyti Stravą 25,17 km. Visai neblogai. Per kiek laiko? Per 5 valandas 56 minutės. O aš sakyčiau, kad visai tai yra geras žygis. Laukite kitų metų ir aš sakau viso gero.